Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną pagaliau į Subariką dėsim aparatūrą. Bet prieš tai biškį pakalbėkim apie kitokius reikalus, šiek tiek liūdnesnius. Tai gal kas jau matėt Instagrame ar kažkur Facebook'e mano, kad apturėjom tokį įvykį, kad nugriuvo praktiškai pusę mūsų ūkinio stogo. Tam ūkiniam, kaip žinoma, yra mūsų garažiukas, kuriame mes filmuojam. Tai biškį liūdna. Šiaip prieš tai čia dar baisiau viskas atrodė. Aišku, čia dabar iš viso sąvartynas yra, nes turėjau viską griauti, žiūrėti, kaip čia būklė, kas čia liko iš jo. Bet kažkaip vilties neprarandam, gal per laiką atsistatysim. Tai realiai iš garažo liko tik tai pastogė. Jeigu iš šono lytų, aišku, būtų ne kažką, bet gal mūsų darbams nesutrukdys. Aišku, mes čia jokios išmaldos neprašysim, bet norėčiau paminėti, kad esam pagaliau atsidarę savo parduotuvėlę. Ten galėsit rasti mūsų kanalo atributikos, bet apie tai šiek tiek vėliau. Nelabai tas šiupelis čia. O, dabar gal įtilps. Tai čia turim subo dėžę, kuri buvo kažkada įdėta į Polo. Garsiakalbis, tai yra senas geras Boschmanas, net neatsimenu jokių speksų nieko, bet groja jisai jau daug metų ir manau dar daug metų gros. Taip pat, aišku, turim stiprintuvą ir čia turėtumėm turėti laidus ir blokelį. Dėl to, nes kadangi originalus magas yra, mums reikia tulpių išėjimų, padarysim tulpių išėjimus iš kolonėlių. What is that? Ai, čia yra akumo laikiklis, kurio nėra Subarike. Taip pat turim gnybtų, nes vienas gnybtas nelaiko, tai reiks kažką patvarkyti, pažiūrėti. Ir kaip ir sakiau, laidų komplektas, viskas, ko reikia pasijungti subui. Dar turim X-Audio lipduką, galėsim kažkur gražiai užsiklijuoti. Ir ką, jaučiu, reikia varyti Subariką į garažą ir pradėti darbus. Skarbonkė. Ką? Skarbonkė, sakau. O mes prie galo prieinam? Jo. Pasižiūrėsim, kokia čia situacija su tuo akumuliatorium. Fui, kaip smirda, sankabom kažkokiom. Ką tu darei iki šiol? Nesukai ratų. Čia tas akumas tai... Jo, jisai čia, bet čia turi būti padelis dar. Turi tu tą padelį? Ne. Na tai... O nėra tipo? Matai, kad čia ant nieko jisai laikos. Turi būti toks dugnas. Mačiau, kad yra pirkit, bet... Ką, žinau. Nuo ko mums pradėjo dabar? Prasikišim laidą, dzak, prasardysim slenkščius, greičiausiai vesim laidą palei slengstį. Čia cak, čia eis, nueis į bagažinę ir ten bus pliusas, minusą pajungsim pačioj bagažiniai. Atsirasim kolonkių laidus, prisilituosim blokelį, reikia atrasti vietą, kur bus tas blokelis. Pasižiūrėt, ar kolonkės veikia, nes galia, sakai, kažkaip ten negroja, kažkas ne taip. Tai jo iš vis ir priekį lievai groja, galia iš vis negroja. Ir dar šitie aukštadažniai, manau, irgi negroja. Tai pasižiūrėsim iš vis, ar gali yra kolonkės ir ar ateina laidai. Jeigu ateina laidai, tada mums tas laidus reikia patestinti, ar ten į juos kažkas ateina. Nes magą įminėti, tai mums kaip ir nėra būtinybės, nes mums tulpės nereiks jungti prie mago, kadangi net jų ten nėra. Tai visų pirma, kaip ir sakiau, reikia susirasti, pro kur prakišti pliusą, nes pradėkim turbūt nuo priekio ir taip eisim pabiškai gal. Blem, čia laikiklių visokių eina, savo. Oi, laikiklis, kur yra. Ir tas su šponkiam. Svarbu neprilaužyti čia kažko labai daug, nes po to bus dar labiau skarbonkė. Turim išimtą apdailą. Mes čia ir vesim. Yra dar biški tarpiukas likęs. Čia pliusinį laidą, cak.
Gerai, aš ten, žodžiu, jau biškį atsardžiau prie to praėjimo per firewallą. Manau, reikia prasidurti skylutę per tą gumą ir bandyti tiesiog pliusą prakišti. Jisai turėtų būti pakankamai kietas, tai manau, išlys, ištrauksim ir tiek žinių. Ups, kas čia iškrito? Saugiklis. 60 amperų, kiek čia rašo. Nu ir gerai. Gal prisuksim, gal paliksim tą balot kaip visą laiką. Minusiukas trumpas. Nu, nereikėjo ilgo. Tulpės paprastos. Svarbu nenulūžinėtų galai, nes ant tų pigesnių mėgsta tie galiukai nulūžinėti, palieka stiprintuvę tada ir... Bet čia dažniausiai būna dėl to, nes pats stipriakas gerai nepritvirtintas, tabaluoja po visą mašiną, na ir tokios bėdos. Čia turim remote laidą. Vien dėl šito laidelio man būtų reikėjo kapstytis iki mago, bet kiek žinau, šitas blokelis, jisai sukuria tą efektą užkūrimo, nes čia turėtų rašyti, va, with auto remote from turn on. Na tai, žodžiu, įsijungus magui, jisai turėtų paduoti signalą į stiprintuvą. Tarp kitko ir šitas stiprintuvas, netgi neturint šitos opcijos į tulpes, kai pareitų signalas, jisai nuo to gali įsijunginėti. Yra tiesiog režimas toksai. Tai dabar turim reikalą su pliusiniu laidu. Reikia išsibest skylutę. Tikrai kažko, gal dar ilgesnį. Nelabai įsivaizduoju, su kuo man čia taip. O, visą gumą sukišau. Manau, čia iš antro galo reiks prabest. Ten, kadangi nepatogu, nu čia irgi nepatogu, bet gal bent kiek geriau. Pradūriau. Gal pradur dar kartą. Blemba, į kurią skylę dabar. Wrong hole, man atrodo. Reikia labiau pasistengti. O, dabar net garsas buvo. Mums tas laidas jau kaip ir norėtų lyst, bet ten yra guma ir ta guma tiesiog tamposi. Gerai. O, jau beveik. O, pralindo. Yes! Nu, na, buvo iššūkėlis. Bet kaip ten atrodo? Ai, labai normaliai. Žiauriai gerai čia gavos. Nu va, čia bus plius. Kol kas nejungiam, aišku, to pliuso. Prasivesim iki galo. Nu, tvarkoj, dabar toliau ardomės jaučiu šoną. Išsiaiškinsim su kolonkiam gale kaip yra. Jeigu ką imsim nuo priekio, bet kokiu atveju reikia šoną nusardyti. O! Blemba čia surinkimas. Uždėjo visam laikui, atrodo. Opa. Tipo taip easy. O! Tai čia prametame viskas. Oba. Lemtas laidas yra nesąmonė. Toks kietas jau, kad... Čia vėliau prasigręšim skylutę, zmakt ir prakišim. Ta patį jaučiu su tulpiam padarysim ir viskas, ko mums čia daugiau. Reikės minusą, aišku, bet minusą pabandysim atrasti kažkur prie kėbulo ir tiesiog prisisukti. Bam! Nieko čia nėra. Oi, ne. Yra kolonkė. A, kodėl negroja? Tuoj pažiūrėsim. Bet čia tau netiktų belė ką prisukti. Nes jeigu gerai matai, yra tik 3 varžtai. Jėzau, kokį jinai lengva jau matosi. Magnetas jaučiu toks miniatiūrinis. Nekur jinai veiks. Čia taip užrūdėjo viskas. Eiktų. Žiūrėk. Visiškai surūdyja čia kontaktai.
Gal jinai ir veikianti yra, bet čia yra 3-5 vatai max, tai čia RMS su kokį 10 vatų gal. Jo, čia tai diduma. Raudonas su balta juostelė ir mėlynas su geltona juostelė. Dabar reikia pabandyti šitą daiktą nusiimti ir bandyti ieškoti tokių spalvų laidų. O, išėmėm, pusė nulūžo, ne? Laideliai, čia eina metalinis kažkoks šūdas. Na, nebus čia tokia fignia, kad netgi spalva pasikeičia. Va, tipo čia eina. Viskas taip pakavota, kad nelystum. O mes vat ir lendam. Mėlyna yra, bet nesu geltona. Nu, nėra tokių. Nebesvaik. Tiesiog tyčias iš manęs. Jo, pasikeičia čia spalvos. Koks mažylis. Blema, čia nebus rimtai, kad čia bišk per daug klaidų. Čia reikia vienos pusės, kitos pusės, remote, ground ir battery. Tai mes turim pajungti pliusą, minusą, remote ir 2 kolonkės. Žodžiu, biški su nesklandumais, nes norėjom pasijungti tą blokelį nuo kolonėlės, kad išeitų RCA išėjimai. Bet gaunas taip, kad tam blokeliui reikia pliuso, minuso, kolonėlių laidų, iš tikrųjų reiktų abiejų pusių, bet kadangi mes dabar žiauriai čia daug priserdėm prie tos vienos pusės, tai nusprendėm daryti mono, tas reiškia, kad dirbs vienas kanalas. Aišku, to pilnai užteks, bet vėliau, kai jau dėsim kolonėlės į galą, gal čia per kokį kitą video, tai atsivesim kitus 2 laidus ir tada pasidarysim stereo. Bet dabar esmė tokia, kad to blokelio nedėti kažkur čia prie sėdynės, kad mums nebūtų sunku surasti pliusą, minusą ir panašiai. Tai nusprendėm tą blokelį dėti šalia stiprintuvo. Aišku, biški bus nesąmonė su RCA laidais, nes jie belia kiek ilgi, jie bus ten suviniuoti ir prie pat pajungti. Bet mes išlošiam tokį dalyką, kad pliusą ir minusą galėsim pajungti ten pat, kur ir stiprintuvą prijungiam. Tai dabar tiesiog pasiemam šitą laidą, kur gavom. Čia yra remote'ui skirtas laidas. Persikarpam per pusę, kad turėtumėm pliusą, minusą iš kolonėlės. Prisilituosim ten, kur atsiradom tos 2 laidus ir atsivesim iki pat bagažinės. Taip, kaip ir sakiau, šiuo atveju tas blokelis liks pačioj bagažiniai ir palengvins visą situaciją. Kelio atgal nėra, žinau. Oi. Tik tais aišku, mes dabar nežinosim, kur pliusas, minusas. Atrasim kaip nors. Gerai, dabar mums yra tokia misija dar, prieš lituojant. Prasikerpam tos 2 laidus, ten, kur atradom, ir pasitestinam, ar tikrai ten yra kolonėlių laidai. Zakt. Ok. Pasijungiam, o dabar ne copyrightintos muzikos. Bet aš žiūriu, kad aš neįkišu čia. Labai puikus muzonas groja, bet mes niekaip aš neprieinu niekaip. Daga eina. Kai nereikia, tai tų laidų yra pilna. Dabar tai reikia atrasti, tai nėra. Gal tai kolonkėje, man? Nežinau. Prigribausim čia. Nu, neina. Padarom taip tada. Tikrinam po truputį. Bats. Įeina. Na, į ne tą nukirpau. Pala. Raudonas su baltu. Prigribavau pats. Juodas su raudonu turėjo būti. Aš nesuprantu. Aš nebežinau net ką daryti. Žodžiu, čia testavom mes tas kolonkės, jungiam čia tas laidus. Vienas syk buvau suklydęs, nes kaip ir sakiau, pasikeičia laidų spalvos.
bet galų gale atradom čia mes tą signalą, tai dabar jau lituojamės tokį kaip ale trišakį, kaip ir sakiau, šitos laidelius vesimės iki pat galo. Pasiemam dabar kolonėlę. Gal tau nereiks subo, gal taip tiesiog kolonkę paliekame viskas. Nu, tada šiandien spėtume pabaigti. Nu, čia tokį paliekam. Ir grosto. Tai iki galo turim atvestą pliusą ir 2 kolonėlių laidus. Tai prie salono mums čia praktiškai lįst nebereikės. Tai kadangi jau vėlus vakaras, tikslas yra šiandien susirinkti visą saloną. Kolonėlės čia net nebedėsim, kadangi jinai yra žiauriai lieva ir yra planas vėliau vis tiek kažką keisti, tai nelabai čia apsimoka. Tai va, šiandienos planais įvykdėm, susirinkom visą saloną, pasislėpėm visus pravestus laidus, tai turbūt susitiksime kitą dieną, kai jau jungsime patį stiprintuvą. Trumpas pranešimas, apie ką buvom užsiminę video pradžiai, tai kad atsidarėm savo parduotuvėlę. maplestreet.lt, užeikit, ten galite rasti mūsų atributikos, tai va tokie lipdukai, šiaip jau keli žmonės buvo užsiminę, tai va pasileidom lipdukus, šiaip galite ten rasti ir visokių mašinom aksesuarų, visokių niekniekių, pavyzdžiui toks telefonų laikiklis, šiaip bet ką perkant, gaunate lipduko dovanų. Tai nepraleiskit progos, užeikit, pasižvalgykit, gal kažką rasit savo. Kita diena, mes vėl garaže prie Subaru, tai nieko nelaukiam ir tęsiam darbus prie laidų. Gerai, čia turim pliusiuką, galim iš karto kumą atsijungti ir pasižiūrėsim gal dėl laikiklio iš karto. Prisitvirtinsim tą kumą, nes nu čia jo išimti dėti nebereikės. Pažiūrėsim, ar viskas tinka. Na nežinau, ar čia eis ką padaryti, čia blemba. Kodėl čia yra plastikas kažkoks? Ir jis yra prispaustas dar. Čia į viduj. Čia gal biškį paformuosim tą auselę. Ir užsidės normaliai, nereiks nei tas klėmas čia kažką galvoti. Va toks. Toks daiktas buvo įdėtas. Jėzau, kad baisus. Nudažytas. Visokiom spalvom. Tavo varstotas dabar. Su blizgučiais. Kaip, nežinau, kaip su peintžiobu būtų. Na, aš irgi toks pat. Blemba. O, čia kažkas dar yra užmaitinta. Tik reikia nepamiršti prijungti. Gal čia labai svarbu. Čia irgi kažkoks tarpiklis yra įdėtas. Bus kaip samoškė, jeigu akuma neprisisuks. Atsidaro kapotą akums ten kažkur. Ledas. Bus vietoj. Gerai, viskas, einam prie pliusinio laido čia. Kiek galima su to akumu svaigti. Zapt. Aišku, visą laik biški čia nupjausim kažko. Opa. Šiaip tai yra nesąmonė, vat su tais visais saugikliais, stiprintuvais, nes vat yra ale varžtelis prisisuka, o čia yra daugiagyslis laidas. Tai pagal teisybę taip negali būti. Nežinau, gal esu minėjęs per kažkokią aparatūros video. Reiktų užspausti čia angalį presuojamą. Tai dabar turim to angalių prisipirkę, va čia prisidėliojau. Neatsiminiau, kiek čia kvadratų tas laidas yra. Bet lyg ir jis yra 20, tai va pasimsim 25 pažiūrėsim. Jeigu ne, tai bandysim aukšlinti 16. Nes va tokį jeigu tokį užsispaustumėm, tai čia būtų pasaka. Professional. Opa. Gal toks per ilgas. Bet jau geriau išpresuoti ir nukirptą gal. Taip gal ir padarysim. Labai jau prastai performina tas replės.
Šiaip tai užsisakiau hidraulinį, bet dar nespėjo ateit, blemba. Nu va. Ir puikiai. Šiaip jo, kiek žinau, kiti net nesiknisa. Nieko čia nepresuoja. Tiesiog įkiša va tokį, prispaudžia gerai su to varžtu ir viskas. Jisai ten atranda savo formą ir tiek žinių. Labai čia gerai įslydo. Pažiūrim. Laikosi. Dabar kur yra dangtelis. Va. Būčiau sakęs, gal persukam tą laidą kaip nors. Bet jau viskas, tai gerai. Vienas ateškį užmesiu, čia tarp laidų, kad kažkaip nenusitrauktų, neišsipurtytų, nežinau. Reiks vėliau, aišku, užmest akį, kai tu jau čia pasivažinėsi, kad nebūtų ištraukti tie kontaktai. Bet manau, viskas bus čiki. Neapsimoka čia kažkur gręžt skilių, kažką sukt. Tiesiog va, čia įsistato, čia jisai gulės tvirtai, viskas gražiai. Tai pagaliau susitvarkėm su akumu, ten viskas kaip ir yra paruošta, dabar jis yra tik tai atjungtas minusas, tam, kad galėtumėm čia prie stipriako viską jungtis. Tai dabar pasižiūrėsim, kaip užsideda stiprintuvas ant dėžės, nes greičiausiai stipriakas bus kažkur čia. Reikia pasižiūrėti, kur bus minusas, nes minusinį laidą turim gan trumpą. Tai pirmą pasižiūrėsim, kur stiprintuvas, tada pažiūrėsim, kur galim pakabinti minusą, kad mums užtektų šito laidą. Tai dabar išsipakuojam stipriaką. Ba, koks jisai mažas. Oi, čia dar turim Boss Boosto nobą. Kažkada į boomerį tokį dėjom. Dabar tai kažkai ar verta įdėt, bet gal kažkada prasivesim į saloną, gal kai kolonkės dėsim. Koks mažas! Blema, gal ir gerai. Remotas, nu čia kaip ir viskas aišku, bet jaučiu šitą pusę dėsim ne į sieną, ne, kaip tik pala. Jo, mums laidus reikia jungti va šitaip. Nu, vat geriausia būtų dėti kažką tokio, nes tada laidai pareina būtent iš to kampo. Tai čia ir minusas, ir pliusas, ir visi šitie kolonkių laidai. Tai dar aš pasižiūriu. O nebūtų gerai kaip nors palauk. Taip, ne nesąmonė. Gal ir sąmonė. Bet tada čia labai negražiai iš tos pusės. Nu čia kas tulpės tik tai. Bet labai reguliuot patogu būtų. Labai patogu. Arba gal iš viso, va taip. Nu, bet tada tu prie šono negalėsi prispausti. Taip, o šitai. Iš viso, ar tas subas man telpa į bagažinę normaliai, ar nėra, kad čia nėra vietos jau viršų? Ai, iš aukščio? Jo, žiūrėk, rimtai, tau net iš aukščio nelabai telpa. Tau ten iš kažkokį šūdą atsirėmė, bet jeigu mes pristumtumėm iš šoną, va taip tai telpa. Bet jo, bet ant viršaus vis tiek dėti negalim. Jo, ant viršaus tada dėti negalim. Tad nebent čia dėtume, bet irgi nesąmonė. Nu, kad ir va taip, dar gražiau, jeigu ką. Nors čia va buvo prisuktas senas. Viskas stipriaks vietoj. Su kolonkės laidais yra biški prastai, nes keista, bet nebuvo pridėta prie to komplekto. Tai nežinau, aš turiu tokį laidą. Tas laidas yra blemba plonytis. Galvoju, gal laikinai paimt kėlisi krūvą, susuk tiesiog kokius 3. Maža ką, jeigu tu norėsi čia tos galios atsisukt, kad nebūtų, kad laidas būtų problema. Pasidarėsim tokį 3. Šiaip tai būdavo pridėti ir gan stori laidai. Iš to, ką turim darom. Žodžiu, ką nenufilmavom, ką padarėm, tai pasijungiau minusinį laidą. Jisai yra ten prie kėbulo prisuktas po visais šitais kilimais. Aišku, nesimatys, bet ir nereikia. Pasijungiau taip pat čia šakutę. Tai yra šakutė pliuso, šakutė minuso ir šitie 2 laideliai, kurie pareina iš kolonkių.
Tai dabar gaminuosi kabutėse pačios kolonėlės laidus, prisijungiu iš karto prie stiprintuvo, kad čia būtų patogiau, kol yra jisai išimtas. Tada kišam viską į vidų, jungiam pliusą, minusą, tada susilituojam blokelį, realiai reikės tik tai šitos 2 laidus prisilituoti. Tuos likusius laidus pliusą, minusą jungsim prie pat stiprintuvo iš karto, ir turėtų viskas veikti, tada pažiūrėsim. Atsargiai. Ant lituoklio jisai lipa. Atsargiai, tu dar kart neužlipa. Nes biški parūko dūmelis. Neaukia tas. Nu tai tavo guma neaukia. Pasiemam dabar gerai, čia yra pliusas. Čia yra groundas juodas, kaip visą laiką, ne? Pasiemam juodą, irgi nusipešam. Ir remoutą prijungiam, jaučiu, kad jau yra tas remoutas, tai prijungiam. Nežinau, kiek čia gerai, kiek blogai kokybės atžvilgių, kad tas blokelis bus prie pat stiprintuvo, bet ištestuosim, kaip sakant. Nu viskas, dabar mes turim tulpes. Raudoną prie raudono, baltą prie juodo. Viskas, dabar turim šitos 2 laidukus. Mes juos susisukam su šitais 2. Ir turėtų pagal idėją viskas veikti. Nelabai lituoja, kadangi tu jį užmyniai. Bet gerai. Aišku, čia dar gali būti netikėtumų, kaip visada mums būna. Nu ką, poniai ir ponios. Ponai ir ponios. Einam pasijungiam minusą prie kumo ir žiūrėsim, ar įsižiebs stiprintuvas ar ne. Jeigu žiauriai kaip rikščiuos, eina aš namo. Kantrybės. Nu laikosi. Tai gal tas plasmasiukas čia viską gadino? Nu jisai tarpe buvo, va, tarp šitų. Nu, tai dabar geriau Jisai prisispaudė. neleisdavo priveržti. Dar nevažinės. Tikrai nenukris. Nežinau, operatorius gal junk muzoną. O, jau yra. Negroja, nebiški. Negroja? Nu čia stipriaks pasileidžia. Ne? Palauk. Į galą viską. Žiūrėk, groja. Jo. Nu bet kodėl, kai į galą padarai? O tai pas tave tu gal kai padarai į priekį, tau galas iš vis nebegroja. Nu, bet aš padarau ant vidurio. Ant vidurio buvo? Ne, tai tipo įprastai tai būna ant vidurio. Ai. Nes nu tada... Mes tada atsimeni, kai matavom. Testavom tipo tą laidelį, kur radom. Ir mum negroja visiškai. Nu neina. Bet tai... O tu kai padarėjai tada, kad grotų tik į galą, tada mum groja. Tai čia tam ir yra dalykas. Tau kažkas su magu yra negerai. Tau negroja atskirai priekis galas, kaip tik groja atskirai priekis galas, bet kartu negroja. Ota. Tai dabar žodžiu situacija tokia. Pasijungiam visus laidus, pasijungiam magą. Subas kaip ir veikia, bet yra tokia problema keista. Iš magelio kažkas negerai išeina į tos galinės kolonėlės. Gaunasi taip, kad jeigu nustatai per centrą faderį, tada negroja visiškai subas arba groja labai labai tyliai. Jeigu bent biški parvarai į galą, tada jisai pradeda veikti. Tai biški bendravom su ChatGPT, aišku, tai bent jau jisai rašo, kad gali būti tokia problema, jeigu ir kitoj pusėje supūvus, tarkim, kolonėlę, tai ten kažkas trumpina ir nebesigauna to garso išskirstyti. Tai dabar nebent dar pabandysim atsiardyti kitą pusę, pasižiūrėti, ant kiek ten supūvę ir tada žiūrėti, ar kas nors pasikeis. Eiktų. O, nu jo, taip pat kaip ir tam. Visiškai nulūžo kontaktas.
Tai jau 3 dieną garaže, vargstam su Subariku, bet pagaliau radom būdą, kaip pasileisti normaliai stiprintuvą. Tai dabar tuos blokelio laidus pasijungiam prie priekio ir atrodo viskas gerai. Tai šiaip teoriškai gali būti, kad Subaru Magelis, bent jau šitoj komplektacijai, garsinant tiesiog nukirtinėja žemus dažnius į galą. Gali būti, kad čia tam Subarikui kažkas yra ir su laidais, gali būti dėl to, nes čia buvo ir kriminalistų mašina, gal yra prikrauta kažkokios įrangos, kas tą signalą blokuoja, iki galo neišsiaiškinom, bet svarbiausia, kad dabar viskas veikia. Jeigu gal kas susidūrėt ir žinot, parašykit komentaruose, bet mums šiuo atveju dabar pavyko. Aišku, vėlesniuose planuose yra, kaip ir sakėm, keisti kolonėlės. Tai atsivesim dar vieną kanalą į galą, pasikeisim kolonėlės, tai dar viskas turėtų pagyvėti, bet šiaip iš esmės viskas gerai gaus. Tai laukiam jūsų komentarų, jeigu kas susidūrėt su panašiom problemom, tai mums padės sekančiose video su Subariku, o mes čia ir atsisveikinsim. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalo, taip pat užeikite į mūsų Instagram, pačekinkit mūsų parduotuvę, o mes susitiksim kitose video.